Kaip atrodo tavo viena diena kūryboj? Neįmanoma pasakyti. Aš galiu pasakyti taip, kad ideali diena tai yra ryte atsikeli, sėdi rašyti tai, ką sugalvoji vakare. Bet tam, kad atsisės vakare sugalvot, reikia nueiti, pavyzdžiui, į kino teatrą, į paskutinį seansą, kai į tokį seansą, kur jau visi matė ir niekas ten neatėjo, viena, nusiperki sidrą, nusiperki popkorną, pasižiūri filmą, paverki, pamastai, tada važinėjai po miestą su mašina, mastai, ką pamatėjai ir ką galima būtų dar padaryti ir ką pamatėjai apskritai ten per kažkurį tai laiką, tada eini miegoti, ryte atsikeli ir turi parašyti. Čia yra idealu. Bet, iš tikrųjų, tai, dabar, kai važiuoju paskutinius 2 mėnesius, tai aš ryte atsikeliu, pavalgau, atsisėdu montažinį ir aš prasėdžiu visą dieną montažiniai. Ir vakare su raudonom akim, kadangi gyvenu bendrabutį, einu pas savo draugus, ten kokius nors kazachus, išgerti vyno ar išgerti alaus, kad atsipalaiduoti, kad kažkiek pamiegoti. Ir ryte atsikeli ir vėl žinai, kad bus tas pats. Ir labai džiaugiuosi, jeigu kas nors ištempia arba pati galų galę susirašė išeiti į kokį nors teatrą ar dar kur nors. Nes labai, ne viskas nevienodai. Žinau tik vieną dalyką, kad jeigu per pietus galvoju, kad aš nieko nepadariau, reikia kažką sugalvoti, ką daryti. Aš nežinau, aš maksimaliai laikausi tos teorijos, kad kiekvieną dieną tu turi padaryti bent kažką. Būtinai, bent kažką. Galbūt niekas to nepastebės, gal aš užsirašysiu tik 1 puslapį dienoraštį. Bet tai, ką aš užsirašysiu, bus labai svarbu. Kažką sugalvojau, kažką užsirašiau, kažkur nuėjau, kažką pamačiau, bent jau filmą pažiūrėjau. Būtinai, nes dėl tos pačios priežasties, kad netapti bobutę ir nesėdėti prie lango. Aš manau, kad ratas, jeigu tik bent kiek sustoja, jis sustoja visam. Ir po to jau pradėti važiuoti, tai yra žiauriai sunku. Jeigu akumuliatorius nusėdo, kaip tai pakeisi, išvažiuosi į kitą šalį.